Taigi, sveiki visi, naujo video ir šiame video mes ką pabandysim pagaminti. Mes pabandysim pagaminti tokio, aš nežinau kokio ilgio išeis, bet tikėkime tokio beveik kaip kardo ilgio išeis. Ir Vytautas nori iškart pasigirti, Vytautas išlaikė teoriją, bet teoriją aš čia dabar pagalvojau, čia teorija pats lengviausias dalykas, nes dabar reikės ir valandas varyti. 500 eurų kažkur bus kainuot. Nežinau, blemba, 500 eurų. Vytautaskalvis.com. Ir dabar ką dar norėjau paminėti. Ajo, tai dar tipo mokymo egzaminas kažkoks, nežinau, žodžiu, dar reikės, tai mes pabandysim pagaminti peilį ir jūs tikriausiai klausėte, iš ko mes gaminsime. Ir turbūt atspėjate, išskalbimo mašinos, ne išskalbimo mašinos, o mes gaminsim iš dildės. Va štai čia turiu aš dildę. Ir pabandysime iš jos pagaminti, tokia visai surudys, nublukus. Tai man atrodo net nereikės tušveist, ten, kaip sakant, ten tokių išveist. Tai va, tai nieko manau nelaukia. Mes dedame jį į žaizdrą ir pabandome kažką paplakt kažkokią formą. Iš tikrųjų neturiu nieko pasipiešęs, tai bandysim daryti iš galvos, sakysiu, plakt. Ne, taip negalima. Tunk, žinai, wow, taip gražiai atrodo ir taip tikriausiai ir bus. Tai nieko nelaukia ir manau pradedam kalti. Tai va, štai toks va progresas, aš ką padariau, tai tiesiog išplojau, nes jinai tokia buvo gaubta dildė, tai aš ją išplojau ir va taip va suformavau, pala, kaip čia kad matytųsi, va taip va suformavau ir va čia dar įkaliau, čia kur bus ta įkotė, iš karto atsižymėjau, dabar ką darysiu, aš atsižymėsiu ties vidurį, nes pabandysim mes iš dviejų pusių ašmenis padaryti, man bus pirmas kartas, tai aišku čia, kaip sakant, gali būti ir nepasisekti, būtų gaila iš tikrųjų, kad nepasisekti, nes aš iš karto su tokiu dideliu metalo gabalu pradedu, bet jeigu ir nepasiseks, pabandysim pabaigti, žinai, tą, kaip sakant, kardą, nes čia jau kardas iš tikrųjų išeitų. Jo, nu toks nedidelis kardas, aišku. Čia, žinai, čia, kaip sakant, reikia į Londoną vežti vienam žmogui. ne, aš nežinau. Gerai, tai dabar, žodžiu, atsižymiu viduriuką ir pradedam plakti mes ašmenis. Aišku, labai nenoriu daug išplakti, nes tada aš neturėsiu kaip nušveist, kad lygiai viskas būtų nušveista, nes kai kurie žmonės iš tikrųjų va dabar atsižymėtų, ne, ir pradėtų šveist, nes taip iš tikrųjų daug geriau yra, bet aš taip nedarysiu, aš išplaksiu, aš noriu didesnio pločio, tai ir pradedam daryti. Aš jau turiu, ne visiškai nukalęs, tiesiog parodysiu progresą ir toliau teisiu, va štai taip va, atrodo, tai iš tikrųjų gan, nu blemba, gal kai kardo ilgio, aš nežinau, bet čia toks nedidelis kardas, bet vis tiek kažkas bent jau. Tai va, tai dabar mes ką dar tęsim, aš matau, kad čia man dar reikia ašmenis paplakt. Biški va toj vietoj. Ašmenis paplakt ir tada įkotį išplaksim. Ir tada keliausim prie šveitimo. Tai dabar pabaigiam, kaip sakant, čios geležtės kalimą. Turime mes jau pabaigę tą kardą kalti. Yra šiek tiek nelygumų, bet aš pasitikiu, kad aš juos iššveisiu. Kaip čia tą piršinę užsidėti. Ir va štai taip va tas kardas atrodo, aš jau jį biškį apšveičiau, žinai, taip išveičiau į gilin. Ir atrodo, kad aš jį išveisiu, žino, ten tą. Kaip sakant, tai va štai va kaip atrodo viskas. Čia matosi va gal šiek tiek tų nelygumų.
Matosi, nesimato. Nu, matysit, man atrodo, matosi per tą kamerą. Tikėkimės. Ir, žodžiu, mes dar va čia šiek tiek išveisim, nes čia tokie įkalimai labai baisiai atrodo. Aš noriu, kad biški, ne biški, o visiškai būtų tipo lygų, va taip čia biški reikės išveist. Tai va tokio, va kažkur ilgio bus tas kardas. Va tokio kažkur, gal šiek tiek ilgesnis, gal šiek tiek mažesnis, aišku, dar nežinom, gal kai grūdinsim, jisai mums sulinks ir pabandysim plakt ir nuluš. Va čia irgi gali būti problema, nes seniai iš tikrųjų tokį ilgą dariau. Nu, aš buvau, man atrodo, gal dar ilgesnį daręs, neprisimenu kada, bet ten iš tikrųjų nekoks jisai buvo ir vieną pusės ašmenis. Ir prisimenu, kai grūdinau, nosis, žodžiu, va taip, nulinko. Taip, kažkaip baisiai atrodė, nežinau, blemba. O iš dar šveitimo staklių neturėjau, aš ten su kažkokiu ten su tuo inheliu šveičiau, ten bandžiau, aš ten prisimenu, ten tų nesąmonių, ten dariau, eksperimentavau, nežinau, ten nelabai kas gavosi. Nusinčiau vykantui motūzai, geras pylėkalys, sako, kas čia per šūdą? Vos neapsivėmė, man atrodo, bet sako, kas čia per šūdą, žinot? Aš atsakau, aš nieko neatsakiau, man atrodo, jis įrašė, kitą kartą atsiųsiu sąskaitą, kad tu man sugaišai laiko, blem, baigtus, o aš netaip net nenorėjau, aš atsiprašau, tipo, daugiau parašiau, nerašysiu, parašė, jokauju, žinai, tai gal iš tikrųjų jokavo. Gerai, žodžiu, tai tęsime. Tai čia, žodžiu, tos ašmenis reikia pradėti šveisti, čia nieko matau nebus. O čia šveitimo ir čia žiūrėjimo daug būtų čia blemba iš tų dviejų pusių tos ašmenis gamint. Aš žinau, kad man labai gerai čia nepasiseks, nes pirmas kartas, bet pasistengsiu kruopščiai, žodžiu, ir labai ten, kaip sakant, neskubėt, taip išpalėto, šveist. Ir tikėkime, kažkas gausit, nes blemba, žodžiu, gaila būtų sugadinęs, aš čia 2 dienas jį kaliau. Ir ašmenis tas iš tų dviejų pusių kaliau. Tai būtų gaila sugadinti, mes pabandysim dabar jį nušveisti, tai nieko nelaukia, keliaujam prie šveitimo staklių ir šveičiam. Gerai, pabaigėme mes tą kardą šveisti, tai dabar pabandome mes jį užgrūdinti. Taigi nepavyko mums jį gaila užgrūdinti, bet ką jau padarysi, toks gyvenimas, kaip sakant. Va štai čia mums nulūžo ir jisai visas sukreivėjęs. Tai va, kokios išvados? Aš į video įkelsiu, bet kokios išvados? Biški rankas pasišildom. Nebejaučiu nykščių. Tokios, kad geriausiai gal kad nukalus ir iškart užgrūdinti ir tada žaisti su tai šveitimais, nors ir greičiau ta juosta man nusidėvės.
Bet man tas pats, man svarbiausia padaryti tą kardą. Tai va, ar kalavijas, aš nežinau koks skirtumas, iš tikrųjų parašykite komentarus, tai aš šį video įdėsiu, tai dėl ko, man atrodo, sulinko, dėl to, kad gal nelygiai ten biški dar nušveista, aš sakau, dabar gal palieku tos mėsos, nors nelygiai nušveista, bet užgrūdinu. Tai dėl to, manau, sulinko ir toliau grūdinau, kišau į atrabotkę tą tepalą, tai nifiga neužsigrūdina, dildė ėma, tada grūdinau, įdėjau į sniegą, užsigrūdino viskas normaliai, bet labai sulinko va taip va. Nu aš toj parodysiu vis tiek čia. Aš čia bandžiau tiesinti, čia aš jau... O tas galiukas į kitą pusę, tai buvo palinkęs, kuris nulūžo. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video, kaip Vytautui nepasisekė užgrūdinti kardą. Apsilankykite vytautaskalvis.com, tai tikrai ne pabaiga, aš bandysiu pagaminti kažkada kardą, dabar tiksliai iš tikrųjų nežinau, bet tikrai bandysim, aš noriu pasigaminti, noriu išmokti dvipusiškas tas ašmenis padaryti taip, nes man tai buvo iš tikrųjų iššūkis, bet kaip sakant, iš klaidų mokomus, jo, va taip pasakom, iš klaidų mokomus. Kiti sako geriausiai mokintis iš kitų klaidų, bet tada tu nežinai, kokios pasekmės, kai tą klaidą padarai, žinai. Ir tu tau atrodo, aš tą klaidą padarysiu ir vis tiek bus, nu, žodžiu, čia Vytauto filosofija tokia. Tai va, neišėjo tas kardas, bet tikiuosi, kad patiko šis video, apsilankom tinklapį, užsubscribinam kanalą, paspaudžiam laiką ir sutiksime kitame video.